puncture just 9 kilometers before the finish. Parodė. Palauk, kad dabar einu dirbti. Can we do the change? Can we ask somebody that Aš teisingai suprantu, kad nesenai nuleido dėl to vardininką. Mes nebūtume turėję ką pakeisti. Nori kalbėti, ne? Nu, pakalbam, jo. Tai pakalbam. Kada tai vyko? Ir kas? Kas kada įvyko? Su ratu. Ne, visų pirma, tai baigėsi greičių ruožas. Ne, ir tas greičių ruožas buvo tikrai labai sudėtingas. Buvo tikrai painus, tikrai akmenuotas. 70 km iki finišo vienas nuleistas ratas, 9 km iki finišo antras. Ir manau, kad kažkur labai panašiai yra ir trečias. Tai visa laimė, kad santykinai netoli iki finišo. Bet jo, tai ta prasme, nu, jo, šiandieną man atrodo, kad mes reikalų prisidarėm labai nedaug. Kažkuria prasme, tikiu, kad tai turbūt neįtakos galutinio rezultato. Bet tiesiog tai dar kartą parodo, kaip svarbu yra važiuoti iki pačio paskutinio greičio ruožo. Did you put the handbrake on? Žodžiu, nebeturit ko keisti dabar, tai kaip jūs grįšit? Pasiskolinsim pas kolegas. Jo. Abu ekipažo nariai turi daug darbo. Reikia pakabą dar susitvarkyti. Ne tik ratą. Taip, pasirodo detalę reikia ištraukti, kur yra va tenai tvirtinimo.
Vieną sakinį, kokia problema, pasakykite tik tai, prašau. Problemos yra tai, kas yra neišsprendžiama pinigais, o čia, žinot, net pinigų nereikia. Pusę iš jų reikia išsiimti ir padarysim Veliuks iki serviso priekių varomų, o paskui rytoj jisai vėl bus 4 varomas žirgas. Ačiū.